Ta prasme, jeigu tai yra mažiau gali būti, čia 10 valandų yra čia maksimumas. Kur dažna būna šitą problema, verslininkas nesupranta, į kur juda jo verslas, jis viską daro iš čiuikos, ta prasme, nesugeba supras, nesugeba pamatuot ir dėl to negali to deleguoti kitam. Negali deleguoti ne darbo, bet rezultato pasiekimo. Žiūrėk, ta prasme, yra skirtumas, kad aš nenoriu, kad tu eitum grybauti, ne? Aš noriu, kad tu atneštum man 20 kg baravykų, ne? Aš iš ties noriu 20 kg baravykų. O vat, čia pradedantieji verslininkai, kai samdo žmonės, sako, ar tu čia grybaut gali? Galiu. A vat atneš 20 kg baravykų per dieną gali? A vat čia klausimas, ne? Ir va tas vadinkim, užduočių formavimas per pamatuojamus dalykus yra esmė. Ir va apie tai ir kalbame nemažai, ypač turto valdybos pradžią, tam, kad žmonės galėtų, žinai, atsitraukti iš savo verslą. Nes va čia yra mąstymo šitas. Tavrase, ir čia yra, va čia pasikeičia ir tada opa pasidaro. A kol čia nepasikeičia, tai nepasidaro.